priekį, dengiam stogą. Ir šiame video norėjau jums parodyti, kaip mes viską sandarinam, viską tvirtinam. Ir daug steiko produkcijos, kaip jau kažkada tai kalbėjau, kad šiame projekte buvo naudota daug steiko produkcijos. Tai yra steiko sijos, nes tarpatramiai labai platus. Ir visas namas siuvosi, fasadas ir stogas siuvosi su steiko plokštėm. Va, tai norėjau palikti tokį trumpą atsiliepimą, pasidalinti savo pastebėjimais. Iki šiol niekada nenaudojau plaušo, būtent steiko, naudojau kitų gamintojų. Va, ir kągi aš pastebėjau, montuodamas plokštę. Tai visų pirma, tai dirbam tokiam regione, kur labai daug lietaus. Tikrai labai daug lietaus, aš net nežinau. Turbūt, kad jau pripratau aš prie to lietaus, man tas pats, kas dirbti be lietaus paskutiniu metu. Va, ir kas man labai patiko apie šias plokštės, kad jos yra labai atsparios vandeniui. Kaip čia pasakyti, gamintojas deklaruoja, kad šitas plokštės galima naudoti netgi kaip laikiną stogą iki 4 savaičių. Aš paliksiu nuorodą į montavimo instrukciją ir į visas techninės specifikacijas po video aprašyme. Va, bet šiame video būtent apie tai, kokios geros yra tos plokštės, nes jos iš tikrųjų yra geros. Va, čia ne tiek kiek reklama, o kiek yra mano konkretus pastebėjimai. Ir specialiai aš video filmuoju dabar, aš galėjau jau jį ir anksčiau nufilmuoti, parodyti, kaip tos plokštės atrodo, kada jos yra visiškai naujos. Bet būtent šitas šlaitas tai yra pas mumis pats pirmas turbūt uždengtas, ar anas dabar neatsimenu. Bet kažkas tai apie 2-3 savaitės, reiškia, mum tarnauja šita plokštė kaip stogas. Va, tai dabar jau, kaip matote, mes dengiam viską su Tyvek plėvele ir grebestojam, žodžiu. Tai visą tą laiką, žodžiu, mum, kaip jau minėjau, tarnavo kaip stogas. Tai paviršius yra parafinuotas. Vienas svarbus niuansas, kad jisai plokštės turi išorinę ir vidinę pusę. Tai ne visada jos būna išorinė pusė pažymėta kažkom tai, bet labai paprasta atskirti, kad vidinė jos pusė yra šiek tiek tokia, kaip čia pasakius, neapdirbta su kažkokiom drėgmei atspariom medžiagom, o išorinė pusė yra parafinuota, jinai tokia daugiau slidi. Va, ir kaip matot, po tiek laiko, dar netgi šerkšnas yra užsidėjęs, ką noriu pabrėžti, kad jos nesideformuoja. Nors tiekėjas, Sveika statyba, aiškino, kad su jom reikia šiek tiek atsargiau dirbti, nes yra pakankamai lepios. Tai to dalyko aš nepastebėjau, visiškai nesusidūriau su jokiom montavimo problemom. Aišku, jeigu mėtyt ar dar kažką, tai tie špuntai jau lengvai pasižeidžia. Bet man nesudarė tas visiškai jokių kliučių. Va, tai ką noriu pasakyti, kad nebūtina yra naudoti, nes girdėjau, kad kai kurie meistrai naudoja būtent ten 30 mm storio ar panašiai, tai šita plokštė yra, man atrodo, 22, pati ploniausia. Va, ir aš kaip montavau, tai pradėjau viską nuo viršaus. Instrukcijose bus gamintojo, kaip sakant, instrukcijos, kaip, nuo kurios pusės pradėti montuoti tas plokštės. Va, tai aš labai stipriai nesigilinau, žodžiu, esmė tame, pradėjom ne nuo apačios, o nuo viršaus, kad nereikėtų, žodžiu, stengiausi vengti, kad nereiktų lipti man ant tų plokščių ir rizikuoti, kad aš jas kažkaip tai užmynęs sulaužysiu. Va, kokį dalyką pastebėjau būtent dirbant per lietų, nes mes montavom visas tas plokštės būtent per lietų, nelaukiam, kol montuojam plokštes. Maždaug taip. Pastoviai toks oras. Ten nustos lyt ar panašiai. Tai buvo vienas toksai niuansas, kada pradėjau vieną sieną ir baigiau darbą, per vidurį
taip sakant, per vidurį sienos. Ir lyjo, tai vat špuntelis, jisai pabrinko. Pabrinko ir kitą dieną pratęsti darbus buvo šiek tiek sudėtinga sumauti tas plokštės vieną su kita. Ir kelios tokios sienos buvo ir ką pastebėjau, kad jos sušlampa, kažkiek tai pabrinksta, bet išdžiūsta labai greitai ir tas špuntelis vėl jisai įgauna savo pradinius matmenis. Va, tai toksai yra mano pastebėjimas, kad, žodžiu, jos išsiplečia, bet išdžiūvusios lygtais tiesiog, aš abejoju, kad man tai tiesiog pasirodė, aš atkreipiau tai dėmesį, kad, išdžiūvusios jos grįžta į pradinę savo, kaip čia pasakius, formą. Va, tai čia yra paskutinis šlaitas ir kaip jisai atrodo. Dar vienas dalykas, kad kas be ko, tai yra plaušas, jisai vis tiek sudrėkęs pakankamai stipriai plečiasi. Tai mano toksai būtų patarimas, bet kokias apskritai plokštės, plaušo plokštės vėjinės, montuojant nereikėtų jų suspausti, sugrūsti vieną į kitą. Va, reiktų palikti šiek tiek vietos, laisvumo. Tiesiog aš asmeniškai tai montuoju tas plokštės, neužkalinėju niekaip, o tiesiog sumaunu ir iš rankos kiek sumaunu, tiek sumaunu. Jeigu kažkur tai lieka kažkoks tai plyšiukas, visiškai nieko baisaus. Va, tai dabar jinai yra, atkreipkite dėmesį į siūlę, visiškai jokių tarpelių. Montavau plokštės tokiu principu, kad nepribadyt bereikalingų skylių. Tai tvirtinau su paprastom kabėm, ne su vinukais ir tvirtinau tik tai tiek, kad jos laikytųsi man vietoje, kad jų vėjas nenukeltų tol, kol nebus uždengtas stogas. Nes paskui jų neverta kažkaip tai tvirtinti varžtais ar tenais vinimis ar dar kažkom tai, nes su ventiliaciniais tašeliais viskas prisispaudžia labai puikiai. Va, tai naudojom šitam projekte, aš specialiai buvau paėmęs sandarinimo juostą po tašeliu, bet jinai pasibaigė, tai va dabar kaip tik geras oras ir paskutinį šlaitą aš galiu užbaigti jau ne su juosta, o su hermetiku, užpildant po tašeliu pilnai su hermetiku. Žodžiu, kad nepalikti kažkokių tai skylių ten, kur sukasi varžtai ir kur kalasi vinis. Va, ką aš dar galėčiau papasakoti, tai yra lengvos tos plokštės, dirbti labai patogu, daug patogiau negu su 1,20 m plokštėmis, nes kadangi viską labai lengva yra pasiekti kiekvieną tvirtinimo tašką. Va, paletėse, tarp kitko, kad nesusipainioti vietomis, tai paletėse tos plokštės visada atvažiuoja sudėtos taip, kad geroji išorinė jos pusė visada būna į viršų. Tai va, tai turėkite tai omeny. Va, žodžiu, aš užskaitau šitą medžiagą, man jinai labai patiko. Per lietų rinkosi daug, kaip nulyja ir susirenka geltonas toksai vanduo. Tai skambinau tiekėjui, klausiau, kas čia yra. Gal kažkas tai ne taip, tai iš tikrųjų iš gamyklos dulkės. Nuplauna tas dulkės, žodžiu, ir nieko nebelieka. Todėl jeigu pastebėsite tą dalyką, geltonumus kažkokius, tai nekreipkite į tai dėmesio, todėl kad tai yra gamybos dulkė. Va, dabar apie patį stogą gal tuo pačiu. Grebestuojam kas 10 cm. Čia nais turime tokį mazgelį linksmesnį. Tai, žodžiu, stengiuosi užsandarinti viską maksimaliai, todėl kad čia nais rinksis sniegas, jisai tirps ir yra tikimybė, kad po dailylentėm, čia bus dailylenčių apdaila, pateks kažkiek tai vandens. Todėl stogo plėvelę užkeliu iki pat šito stogo plokštės. O taip. Ir paskui karkasiukas čia nais susirinks ir viskas apsisiūs. Po to, kaip jau skarda susidės. Tai šita dalis yra nešiltinta su priešvėjinė vata, o yra išstorintas parapetas, apšiltintas, apdengtas priešvėjiniam plokštėm tom pačiom ir viskas, ko idealiau, yra užsandarinta. O jeigu
iš arčiau pasižiūrėjus. Tai kampus aš suklijavęs, žodžiu, viską pragruntavęs, siūlės suklijavęs ir į kampus naudoju kaip visada klijus. Va, tai visą šitą darbą aš padariau pirmoje eilėje prieš pradedant dengti visą šitą šlaitą. Va. Sijos, tai turbūt profesionalai žino, žodžiu, sijos naudojamos tokiuose projektuose, kur tarpatramiai yra platus arba kur yra, kaip čia pasakius, reikalavimas sudėti gegnyną idealiai lygiai ir paskui mes ir taip jį lygiai sudedam, be jokių keliavimų. Va, tai žodžiu, labai patogu dirbti. Dviese šita vasija, pavyzdžiui, jinai yra 10,5 metrų ar dar daugiau. Tai mes dviese kuo puikiausiai susikėlėm visas tas sijas, išsilyginom, susitvirtinom ir turėjom plokštumą idealiai lygią. Va. Ką dar papasakot? Turbūt, kad apie plokštės tiek. Dar kartą užskaitau plokštės. Gal prie to pačio nueisim, parodysiu, kaip tas fasadas atrodo, kad pilnas būtų video. Tai va, čianais jau yra pradėta izoliuoti viskas su plėvelėm, Tyvek House Wrap. Ir va, yra dalis skliautas, matosi puikiai, kaip tos plokštės atrodo. Ne? Tai stogas, jeigu šiek tiek pakeitė spalvą, tai ant fasado jos praktiškai kaip naujo. Va, steiko sijos puikiai matosi, vėjalentės jau irgi yra pabaigtos, visos siūlės yra suklijuotos. Dar svarbus toksai momentas, kad kada yra montuojama plaušo plokštė, tai tarpusavį špuntas nesiklijuoja jokiais klijais. Tai nereikėtų, vat, žinau, kad meistrai kai kurie stengiasi irgi labai kokybiškai, kuo geriau atlikti tą darbą, bet šiaip pačio špunto suklijuoti tarpusavį nereikia. Tai yra du variantai. Arba gruntuojasi visos siūlės ir klijuojasi su juostomis. Arba, kaip mūsų, va, matote, viskas yra dengiama su vėjinė, prieš vėjinę plėvelę. Va. Tai čianais cokoliukas irgi yra užhermetintas viskas. Turiu apie tai video, kaip cokolis apsidirba, kam įdomu, galite pasižiūrėti. Žodžiu, va, dabar laukiam langų, turi ateiti langai, tada apipjaudinėsim viską, statysim langus ir kada jau šiltinsim fasadą, tai statysim vėl pastolius ir dabaigsim su plėvelėm sandarinti patį skliautą. Va, turbūt tiek žinių. Ačiū visiems uždėmesį ir iki kitų video. Nu va, iš vidaus kaip jinai atrodo. Kas man patiko, kad nors ir pati ploniausia ta plokštė gamintojo, bet jinai labai tokia stabili. Tikrai labai stabili, neatsiranda jokių pilvų ar dar kažko tai. Kai su kitų gamintojų plokštėm, neskaitant gipso kartono, tai atsiranda tie nelygumai. Va, tai nesakau, kad ten yra kažkokia tai problema, tiesiog tokia detalė. Va, tai viskas tikrai geras, vertas dėmesio produktas.